Ar jums pažįstama situacija, kai pas jūs į svečius ateina svečiai ir tada kaip tyčia jūsų vaikas pradeda itin reikalauti dėmesio? Arba jis įlenda į pokalbį, arba jis vis šaukia mamą, arba jeigu yra keli vaikai, staiga prasideda tarp jų kažkokie konfliktai ir yra jausmas, kad kas 5 minutės reikia žiūrėti, kas ten vyksta ir kas ten darosi ir jie nenusisuko galvų. Tai jeigu tai yra apie jūs, panašu, kad jūsų vaikas arba vaikai yra išmokę savo priklausimo poreikio deficitą kompensuoti per netinkamą elgesį, per netinkamą tą tokį dėmesio siekiantį elgesį. Ir akivaizdu, kad tada į svečius atėję jūsų draugai pasiema jūsų dėmesį ir tada vaikų deficitas dar labiau išryškėja ir jie dar labiau to dėmesio jūsų nori. Ką daryti? Tai pirmas dalykas, aišku, tokį vaikų elgesį priimti kaip žinutę, kad galbūt šitam gyvenimo etape jūs dabar esat labai užsiėmę savo darbuose ir šiek tiek vaikam pritruko jūsų laiko ir jūsų dėmesio. Ką daryti? Į dienotvarkę įtraukti 20-30 minučių tokio kokybiško laiko su jūsų vaiku kasdien. Nieko ypatingo nereikia, bet jeigu būna ta veikla, kuri jums patiems bus labai labai įdomi, nes vaikui svarbiausia kartu su jumis, o ne ką. Ir dėl ko tai yra svarbu, kad jums būtų įdomu, nes kai jums yra įdomu, jūsų akis žiba, jūs esate įsitraukę ir jūs esate 100% čia ir dabar tame, ką jūs veikiat kartu su vaiku ir vyksta stebuklas. Vaikas tą jūsų susidomėjimą ir įsitraukimą priima kaip žinutę, kad tėčiui ir mamai aš esu įdomus, jam gerai ir smagu leisti laiką su manim. Ir tai yra ta valiuta, kuri pildo vaiko ryšio, tą tokio priklausimo poreikio konteinerį. Ir čia užtat neužsiskaita tos situacijos, jeigu jūs išeinat su vaiku pasivaikščioti iki žaidimų aikštelės tam, kad vaikas pažaistų, o jūs tuo metu ramiai ten žodžiu pabrauzintumėte telefone, dėja, tada vaikas, tai jūsų atsitraukimas priima kaip žinutė, kad vaikas yra nepakankamai įdomus ir kažkas su juo yra negerai. Tai dėja, jūsų 100% dalyvavimas ir buvimas kartu yra ta valiuta, kuri reikalinga kurti ryšį ir tokį auginti sveiką savo pagrindinius bazinius poreikius patenkinusi vaiką. Tai 20-30 minučių, bet kokybiškai. Sėkmės.